Ačiū. Kurva, dėkui. Aš jau dar nubėgu 8 valandų, kurva nesvyjasi kažką. Nusibaudęs toksai, taip palaikiau, sustupanės iš manęs ir, nu, šiaip. Sveikas, Davidai. Labas! Benediktai, drungėlė. Kiek daug gerų emocijų. 1000 peržiūrų, taip. Labai gerai mums čia sekėsi viską pasijungti. Vėl, be nesklandumų didesnių. Pusantros valandos. Jeigu veikia normaliai mikrofai, tai neveikia normaliai kameros. Jeigu veikia kameros, neveikia mikrofai. Negali viskas gerai veikti. Jo. Ne, neįmanoma, nesąmonė. Jau norėjau daryti pirmą žaidimą, bet per 8 sekundės būtų per daug. O ką tu norėjai? Tu sakai, negali viskas veikti, norėjau sakyti kaip ir tau galvo, na. Gerai. Vėl grįžtam prie patyčių. Prie praeito podcast'o. Jo, norėjau sakyti gerai, kad tu sulaikai, bet aš vis tiek paklausiu ir tu pasakai. Tai. Ką tu paklausai? Nu, ką tu norėjai sakyti ant manęs? Ai, supratau. Jau truputėlį man pradeda gremžti smegenų kirminas galva. Gremžti? Su gremžtuku gremžti. Jo, gremžtis. Ačiū juokingai jau. Ai, tai čia šiandien kiek prišvengsim. Čia jūs taip sako, vėlgi. Tai ką, sveiki atvykę į 4. laidą. 4. jau viskas. Kas jau viskas? Jau viskas. Jau užteks. Jo, gal čia. Gal pirmą komentarą, kad čia geriausia laida YouTube'ai. Rimčiausia. Tai kodėl peržiūrų tiek mažai? Ne, augam po biškį tobulėjom. Nu kaip tobulėjom? Pagal kamerų pasijungimą tai? Ne, bet pagal kameras tobulėjom. Ai. Šiandien 2 kameros yra labai brangios. Žiauriai brangios. Jo, ir tos normaliai veikia. Ir tos normaliai veikia. Koks surprizas. Koks surprizas. Kaip ir tavo viena gaidiška, kur... Gaidiška. Ne gaidiškas, zaibys. Tai turim 100 kamerų, bet reikia tik 3. Iš tų, 100, tos 3 normaliai tik negali veikti. Tai papasakok, Benediktai, kaip tu jautiesi? Aš šiaip gerai jaučiuosi, visai neblogai, pabiškai juda gyvenimėlis, judam krutam, namai, darbai, žmona, vaikai, žinai kaip. Kalbėjai, kad tai iš darbo žada išmest. Ne, kodėl tu iš karto tai? Mano vadovai žiūrės dabar šitą video, jinai didžiulė podcast'o fanė. Dabar žiūrės video. Didžiulė podcast'o fanė? Taip. Jinai didžiulė ne 103 sveria, ar? Ne. Ai, ne, jokau. What the hell? Ne, normali vadovai. Prašau, Ted. Nu. Ką čia dabar sustumė? Kiek metų vadovai? 41. Ai, tai jauna dar. Jo. Žiauriai maladė, žiauriai faina moteris, o tu dabar sustumė. Ne, stumiau. Ir dabar jinai žiūrės ir dabar... Gal reikia darbuotojų, jeigu vieną išmesi, tai kitas gali... Ne, nieks neišmes, viskas gerai pas mus yra. Aš juokavau ten. Ai, tu juokavai. Jo. Nu jo, nes keistai sakytum, kad viskas gerai sekasi, bet iš darbo žada išmesti. Tai ką nuveikė šią savaitę? Nu. Jo, ką nuveikė šią savaitę? Tai savaitę dirbau, nelabai kažką įdomaus, o tada penktadienį variau su Nedu ir Vizgirda į Kazlų Rūdą apšildyti. Okay, nice. Į peroną, tai buvo įdomi patirtis. O tu nebuvai buvęs Kazlų Rūdą apšildyti? Ne. Okay. Tu atrodo, lyg 20 kartų Kazlų Rūdai buvo. 6. Wow. Jau vienos rankos pirštų neužtektų, nebent iš Černobylėsi. Mes, nežinau, čia faktas reikalingas ar ne, bet mes pirmi padarėm ten pasirodymą su Vita Žiba. Nu, Vita Žiba padarė, o mes su Mariuku apšildėm. Ai, prieš tai niekas dar Kazlų Rūdai nėra buvęs. Jo, buvo dar niekas. Ne, tai buvo buvę ten žmonės gyveno. Tai 20. Bet nebuvo nieko buvę, bet ten dar buvo kitoj vietoj visai. Nu, tarsi, toj pačiu temperone, tipo vadinamam, bet kitoj patalpoj, tipo. Ai, nes ten mačiau, kad 1 metai peronai kažkas sakėt. Jo, gali būti. Bet gal jau seniau. 1 metai, nes mes jau seniau, man atrodo, padarė. Nu, gali būti tas laikas taip keistai bėga. Nu, ir kaip tavo patirtis, kaip sekėsi? Šiaip fainu. Buvo visai nieko. Aš, aišku, grybas ten susiknisau. Aš nepasiklausiau Vizgirdos ar Nedo, kuris lips sekantis. Tipo, aš apšildžiau ir sakau, nu ir dabar į seną tikriausiai Davidas Vizgirda. Nes aš nežinau, kad jis lips. Bet pataikiai. Pataikiau, jo, Davidas ateidavo, tai gerai. Bet neužhypinau visiškai, žinai. Okay, turiu užkurt publiką. Čia mano pagirdis klausimas būna, kai mes susistengam, kurį pakviesti yra. Tai va čia būtent, nu aš nepasiklausiu. Svarbus dalykas gan yra, jeigu ne tą bičio pakviesti. Ir man būna aš kartais galvoju, tipo, kad man pasako, bet nu ant scenos kitaip biškai gali dabar galvoti, kad mes čia dauniukai, bet debiliukai, nenaudokit žodžių daunas. Vėlgi. Bledė, 4 podcast, nenaudokit žodžių daunas. Ir tu pats naudoji, aš nei kart nebuvau pasakęs. Tai žmonėms sakau, jeigu jie taip galvoja, kad naudot reikėtų. Tai esmė yra tokia, kad visą laiką... Kartais net pasitiksinu, padarau tą neaukę pauzę, bet pasižiūriu, nes aš ragelį užsirašau visą laiką. A, jūs įrašai. Ant tiek debiliukas. Kurva, negali. Aš tai ne tai, kad neužsirašau, aš net nepaklausiu tavai paskutinį kartą. Jis tiesiog aš toks, jau tada pabaigiau savo setą ir ačiū jums labai, kad atėjot.
Ir tada nebežinau, kas. Man Kėdainiuose buvo, aš Marką apšildau ir kažkaip buvau senai apšildęs, nes buvo apšildęs bazarus, va, nedos su visgiu. Ir, tipo, ten tai nereikia nieko pakviesti, tiesiog baigi. Ir aš pabaigiau su setą, visi plojo ir stoviu. O turėtų Markas ateit? Ai, ble, turiu pakviesti. Ir tada nustojo plot, sakau, ir dar gausesniais plojimais pasakyti dar Marką. Įsigelbė, šiaip ne. Jo, įsigelbė. Nu, tipo, tai nebus, kad stovi tiesiog. Tada Markas reikia, tai kvies, kurva. Tai tada reikėtų jau pakviesti, žinai. Tada jau reikėtų. Bet šiaip būna tokių, jo, šiaip iš vis labai, apie komediją čia yra atskiras. Kaip jautiesi prieš pasirodymus, kartais būna taip, kad, tipo... Tai galim daugiau pakalbėti. Jo, šiaip įdomai žmonėm būna, kartais tu žinai savo programą, pavyzdžiui, aš ten su Nedu, tarkim, ir Visgirdai esam padarę su praeitą jų programą ten apie 5, gal 7 net pasirodymų kažkas tokio. Ir tu būna ant kokio 50, viską aš tikrai žinai, bet tu prieš lipdamas ant scenos atrodo nieko neatsimeni. Bet čia tas pats kaip prieš egzaminus jaučiu, kur atrodo viską moki. Nuo streso. Jo. Tai būna tokių keistų dalykų, iš tikrųjų, fenomenų tokių, sakykime. Mes irgi buvom Utenoje. Utenos salė man labai patinka. Leitamas, kad šaibų proinvestuota. Ai, o ten kultūros centras ar kažkoks? Jo, ten menų, kaip nedais vadinasi, menų kultūros centras. Jo, kultūra kažkokia. Ten tos lempos nusileidžiu, kur čia tipo ten sureguliuoja, pakyla, ten. Okay. O už užuolaidų išeini ar... Jo, iš po užuolaidos ten tipo padaryta viskas. Nu, kaip teatre kokiam. Man tas fainiausia pats vaibas. Jo, tai kultūrkės daug turi tą. Tai šiaip Panevėžy labai dar smagu tam senam teatre pasirodyti. Nežinau, kaip aš niekur nesu buvęs. Ai, okei. Nu, žodžiu, tai dar pabuvos vis tiek. Be abejo. Traukiniai vis tiek ten važiuoja, autobusai visą kitą, tai tikrai davažiuosi. Tai jo, ir tada buvo mes Kėdainiuose dabar vėl. Tai buvo tada su Marku ir dabar vėl buvom Kėdainiuose, tai buvo faina. Įdomi publika tokia susirinkus. Kaip sekės, kodėl įdomi publika? Nu, jaunų tokių vyrukų nemažai susirinkę, šeštadienis plus tai... Bachūrų jo buvo, tokia Bachūrų. Šeštadienis plus tai nemažai švenčiančių, žinai. Bet smagu buvo. Daug šnekančių biškai erzino kartą, žinai, kad bazarina, tipo, per tavo setą tu pasakoji, žinai, ir kiti bazarina kitom temom, bet kai su tavim bazarina, tai tipo, tu gali dar iš to kažką ištraukti, žinai. Bet kai tiesiog random girdi, kad šeštas stalas šneka, tipo, žinai. Apie savo reikalus. Jo, toksai, tipo, kodėl, žinai, taip yra, tai... Bet gerai, tipo, neblogai sekėsi, fainai visai pasirodėm, kadangi ir mitybos, bet leidau savo, Nedas pričiešino, kad pasimčiau Cezario salotų, tai pavalgiau. Atrodė, kad labai kaloringos biblijos, ten tokį baulą atnešė. Ir tada, kai buvom antrame aukšte, prasidėjo Lenkų balius, nes ten, tipo, visą Grėjaus namą buvo paėmę Lenkai. Užėmė, kaip paėmė, aš nežinau. Okupavę jo. Ir ten prasidėjo polkos, kas ten seniai, kokie 30 žmonių ratų sustoja, ten duduoja, karočią pisą. Duduoja? Nu, ten su tuo saksafonu, kaip jis ten. Saksafonu? Nu, gerai, welcome to England. Ir šitą, ir jo, tai buvo įdomi tokia patirtis, žinai. Bliamas, skamba, tu žiūri, smagiai neprisijungėt? Ne, aš ramiai bandžiau pavalgyti. Ai, kad savo salotas. Bet mes viskas netate praeidinėjom, pasimdaiktus, kad aš tai tipo ten eini, ten šoko, šikna daužosi į tai, nes jį ten varo ratu, žinai, visi tai toks įdomu buvo, bet... Šikna daužosi? Taigi draugę turi? Oi, sorry, į mane 5 moterį šikna daužys. Nepyk, Erika, myliu tai. Ten, grįžti namo. Ko čia, blė? Bet dar net podcastai čia iš kur tu, žinai? Benediktas sakė. Kodėl jis tau kur pasakė? Kaip jis tau pasakė, blė? Sąskaitą pasipildė, kas jam yra, na. Ai, čia karočią. Nu, jau čia aš ir nebesprantu. Koks tau tinklas? Geras. Šitas, kur žuvis gaudyt. Tinklas. Nesuprasit. Ką bugelis viški. Va, ką aš patiriu su juo būdamas. Ai, tu ką patiri? Ne. O kas prieš podcastą buvo? Su Nedu, ką jūs viški susivieniję, nebuvot, ne? Nu tai sen. Mes vieną mašiną atvažiavom. Gotas, aišku, aš kaip dar. Kur parkingo vietą saugai. Sakau, pasakau, parkingo vietą stovi, ten net ne parkingo vieta, kurva. Tai buvo dar viena prieki laisva. Aš gera vieta, belėkai buvo laisva. Tai kodėl tu ten pasistatei, nežinau, ir dar ėjo močiutė žiauriai lėtai ir sustojo ir jis tiesiog tokia su tuo, tipo, pagalbiniais ratukais eina, mes stovim, tipo, su mašina. Ir aš, tipo, noriu, jinai žiūri mane. Tai... Ir nei vienas nejuda tiesiog. Ir aš galėjau pagalvo bišį pagazuoti, tipo, žinai, kur mašina. Nes jau jinai ir prieš tai ėjo ir jai pipino, tipo, žinai, pravažiuojant į mašiną, nu, tipo, kur ir taip jau sena moteris, žinai, ten jai ir taip baisu eit ten toj gatvėj. Aišku, jinai galėjo šaligatvėj to nekeliu, nes nekeliu. Arba tu galėjai paimti nu, tipo, gražiai galėjau padėti, jo. Padėti. Čia, eikit.
Bet man buvo labai smagu matyti, kaip jūs tiesiog taip stovite. Ir mes su Nedu turėjom dialogą tada, ką jinai čia daro. Jinai čia važiuos, jinai darys. Važiuoja, o jinai stovi ir žiūri, va taip. O jinai nevažiuoja? Ja, paskui pradėjo važiuoti per šoną. Taip, per šoną, bet jo, biškai. Tai pasistatėm šiaip ne taip, pamiršau parkingą statyti, dabar tik stačiau, tikiuosi baudos nebus. Ai, ne. Bet ten geltona zona, taip, okay. Ten taip ant linijos pasistatęs, tai taip bus. Gali būti, kad nutems apšiai. Ateinam nebėra. Ja, nu tai yra kaip yra. Važiuojam kartu autobusu. Jo, šiaip aš kai atvariau, tai buvo daug žmonių autobuse, tai buvau suspaudęs, kai nusibaudęs toksai, taip laikiausi už stupą, nes iš manęs ir, šiaip pilna žmonių buvo tiesiog. Okay. Aš neturėjau mašinos, remontavo kažkada čia praeitais metais ar šiais, tai irgi važinėjau apie 2 savaitės autobusais. Man visai patiko, tipo, troleibus. Nėra taip jau blogai šiaip. Nu, tipo, toksai, žinai... Jeigu nepiko metu, aš stebiu žmonės, man įdomu toksai, žinai, tipo, darbas. Jo, įdomių visokių. Tik tiek, kad tu pririštas esi, tipo, tas minusas, žinai, kad tu negali, tipo, kada nori sakyti, pavežk mane. Man biškai kitą galą reikia. O yra dabar tas, pavyzdžiui, kad jeigu maršrutkės važiuoja, tai gali paimti nuo bet kur. Ar jie privalo nuo stotelės paimti? Tipo, jeigu jie važiuoja, pavyzdžiui, tarp miestų, ne? Ir tu, pavyzdžiui, stovi. Sustosi ar ne? Ne. Arba taip pravažiuodama. Nėra šitą, man atrodo, nėra. O paleis gali kur nori. Irgi ne man. Nes seniau paleidinėdavau ten prie perų, galėtų sakyti prie šviesoforo raudono. Prie raudono. Tu šitai labai abejoju. Važiuoja Kaunas Klaipėda, man į Jurbarką išvesti. Reikia į kitą pusę miškį, čia nusikimas. Čia 14 minučių. Greit, jo, ar jums čia, kažką čia. Ar jums čia sunku, vis tiek visą dieną tą baranką minko. A taip pat taip važiuosit, nu, kaip. Ne, nėra, man atrodo, šito. Nėra? Prieš tai būdavo. Sublogė autobusų šitas, kaip tai žodis? Sistema, infrastruktūra. Pagarba. Tolerancija. Autobusų tolerancija? Autobusistų tolerancija. Autobusistų. Bet to užmuši žmogų, matai dabar? Ne, kada? Aš įsijungiau žinias, įsivaizduoju. Prieš po 100 metų įsijungiau žinias ir iš karto buvo... Ne. To net 100 nėra metų, seniai, tai kokios 100 metų. Nu dar jo. Kiek tau? 54 gal? Kiek? Minus kem 8... Ne, 25 man metukai. Tau 25? Jo, 25. Kas tu iš kur nustabai, kiek tau? 24, tai aš labai nelaukiu, atrodytų kaip... Tau 24? Nu, labai nelaukiu. Kiek nosai, blėt? 8-2? Šnipas į banas. Faktas, seniai. Gerai, sudarė. Kalbėjom apie troleibusistus. Ai, bet ir apie amžių po to. O kai mes į amžių perėjom? Nežinau, bet kalbant apie amžius, ar matėt, kad įkirpau praeitam video? Tiesiog kovinius veiksmus atlieka mums prieš veidą. Matėt, įkirpau praeitam video, įdėjau nuotrauką, kaip atrodo, kai iš bokšto šika. Matei tu? Ar klausai? Aš žiūrėjau, bet nemačiau. Nu, what the fuck, drauguži. Taigi, aš tau ne dabar. Ne, tai dabar rodys. O, bet, užmušė žmogų, dar sakė, troleibusistas, autobusistas. Tu paskui apie tą žmogų dabar, karočią. Aš po to pamiršiu. Nu, žodžiu, jo užmušė žmogų. Jisai jau ne per perėję, tipo, ar ten buvo kažkaip iš vis... Su autobusu? Su autobusu pervažiavo jo jį. Ir mirėt. Žiauriai liūdnas. Tai čia nereiktų juokauti apie šitą. Tai čia blogiau būti negali. Čia tau šypsina kyla. Čia blogiau būti negali. Gali. Kas gali būti blogiau? Kita mirtim gali mirti. Kokia būtų blogesnė mirtis? Negu nuo autobuso. Nuo troleibuso, bet be ūsų važiuojant. Ne, jeigu pavyzdžiui, nukrenta troleibusų ūsas ir tada eini bandai padėti ir tada nupisa elektrą ir miršti. Gėdinga yra, nes norėjai padėti, tipo. Jo, irgi gėdinga. Bet turėtų būti dar, kokia yra blogiausia mirtis, kokia gali mirti. Tai kai nuogas miršti, manau. O ko šitokio? Nu ką, žinau, tipo, bet kur... Kitiem nemalonu. Darželį nuogas, jeigu miršti. Net seniai juokingo vaikai miršta, jeigu, what the fuck. Ne, vaikai, jeigu tu, tarkim, darželį nuogas miršti. Nežinau, kokias vaikų darželį? Jo, nežinau, kokias aplinkybės turi būti, kad man įdomu aplinkybės. Jeigu man nuogas darželį. Man tai įdomu, kodėl tu iškart suvedi nuogas ir darželį. Kodėl tu nuogas prie vaikų norėtum būti? Ką? Kas taip pasakė? Gerai, kitą temą čia. Aš žiūrėjau Dirkščio pokalbį su Šalkovskiu, tipo, ir jis sako, nu žinai, sakoma kaip sakoma. Ir tada jo klausia, o kaip sakoma? Jis sako, o kas klausima? Bičas neturi blogų atsakymų. O kas klausima? Yeah. Tiesiog išsivartė. Yra kaip yra, o kas yra, o kas bus. Iš karto sako. O kas toks klausimas? Jo, kas pristatykit. Jo, pristatykit, kas jūs toks. Man patiko, kai buvo per Utmą, jie davė bazarint Markui ir Markas ten gerai išneka. Ir tipo, jis turėjo pas mikrofą, ko jaučiu Dirksys nesitikėjo, tipo, kad jis turės mikrofą, žinai. O prie Grimalio, Grimalis kažkas šaudo, neduodu šnekėti. Ai, kurva, šnekučiai, abiem kurva, nieks neaišku, na, aš paaiškinti. Tai daug šnekėti, seniai gal turi ką atsakyti. Kaip saldainiai. O turėjau, jo.
Tai čia toksai biškiai žaidimas buvo, žinai, tipo bazaro. Tai. Bet jis, nu, tipo, jau turėjo pagalvoti, kad prieš Marką jie turėjo, tipo, prieš tai bifą ten per istorijas. Tai Markas bus, nu, tipo, ne tai, kad pagalvojęs, ką sakyti, bet žinojo, tipo, kad jau, žinai, kad gali būti akistata. Tipo, žinai, jau tu, kai žinai, kad bus akistata, tu jau kažką buvo nesudėliojęs. Kristupu Krivicku. Labai blogai. Kas su Kristupu Krivicku buvo? Ne, čia laida būdavo tokia akistata. Ir labai blogai ir tu taip parodai. Labai blogai, jie. Seniau laida prie srovę būdavo? Ar dabar dar yra? O geras klausimas. Detektyvai, dabar gal pasroviui? Dar pažiūrėsim. Daugiau. Geriausiai iš vis laida, manau, kad viena iš geriausių. Viena iš geriausių, reiktų atgaivinti. Zin, Ople, seni, Max. Kalbant apie serialus ir laidas, buvau... Kaip mes šakinėjom per viską, tiesa jos. Bet gerai. Bet tai mes dar daug... Nu, ne, tai gerai, sakysim. Mes dauniukai dar, debiliukai dar esam, tai dar turim išmokti daryti pat laidas. Podcastas. Podcast. Tai šitą buvau spektaklį su Ramūnu Rudoku. Tai va. Tai va. Gal klausimų turi kokių? Kaip spektaklis patiko, sakė, buvo vyresnių daug žmonių, ne? Jo, 8% žmonių buvo virškiam tikrai. Nu, tai ne vyresnių, tiesiog virškiam, tipo, nu, lyginant ten, žinai, su 18, tai, nu, tipo, kiam, tai yra jau, žinai, didesnis negu 18. Čia neskau, kad 40 jo, čia faktiškai, čia negali ginčytis dėl šito. Nu, jo, nu, čia, tipo, nėra, kad seniai, bet tiesiog vyresni, tai kiti buvo ten, nu, ne, kokie 5% buvo virškiam, 3% buvo viršiam kokių. Okay. Ir, ne, nu, karočiui, kad mes dviese, man atrodo, buvom jauniausi iš visų 215 žmonių. Oho. Ir buvo monospektaklis, tai buvo keista iš pradžių neslėpsiu, nes buvo tas pervadinimas, belekoks pervadinimas. Bet taip, tipo, bet turi būti. Specialiai, tipo, jo. Jo, nu, bet tai, nu jo, nes čia, tipo, taip turi būti monospektaklį, aš kaip paskui aiškinau, tipo, kad ten, tipo, ir tada prasidėjo gimdymas. Ir jinai gimdo, o aš stoviu, ką aš vyras, ką darysiu. Ir taip, taip, aktina, žinai, nu, tu žiūri, blėt, keista, bet žiauriai įdomu. Okay. Jokinga, nes supratam podcast'ą, sakė, kad pūką vaidinai. Aš žinai, tu taip pūką vaidinai. Ačiū! Nes tu tik 6 žodžius turėjai sakyti. Jo, prašau, vienas pūkas, atsiprašau. Ačiū! Ir seniai turi vieną žodį, bet bandai išactinti, kad tai į kitą spektaklį mintų. Ačiū! Kurva, dėkui! Pitaka, pieniai, duoju. Pieniai. Nu tai nes mamelė. Mamelė. Šiaip keista, nes pienė, o vardas Rūta jos. Nu jo, biški keista. Nu tai ne biški, nes dvi skirtingos gėlės. Nu. Taip, geras faktas, sen. Faktas, sen. Dvi skirtingos, negali pasiginti. Jo. Tai overall tai buvo smagu labai, ten matai valandą 20 gavosi, tai buvo labai zaibys, nes kai tavo pasidaro nuobodu, jis pradeda naują istoriją, tipo. Ir tie punchline'ai, tipo, istorijų sudėti, kas 15-20 minučių, kur man debiliukui, kuris nesugeba išlaikyti dėmesio, pats tas buvo. Ok, neatsibodo vienu žodžiu. Ne, vienoje gal ten vietoje kažkas tokio, žinai, bet šiaip ten ir išlaikė dėmesio. Jo, vienoje vietoje apsiverkiau iš juoko. Jokinga. Tikrai buvo jokinga. Tai ar eičiau antrą kartą, tikrai ne, nes jau matęs pirmą kartą, kam antrą kartą į tą patį spektaklį, bet šiaip zaibys buvo fain. Logiška, labai logiška. Faktas, seniai. Nesugiau normalus spektaklį duoti. O, va. Toks, kur... O kur čia buvo? Onos Šventos. O Kotrynos palikta gnomą. Na, tas gnomas, aš kažkas yra, nežinau. Jo, kažkas yra. Kažkas yra su to gnomu ir manim. Kur? Tai Šventos Kotrynos bažnyčiai. Įvažiavau į parkingą. Žiūriu parkingas prie pat. Galvoju, įvažiuosiu, pohu, šlagbaumas atsidaro. Įvažiuoju, žiūriu, Uniparkas pats atsidarė, pradėjo skaičiuoti, kročiu, valandą 4 PM. Ir seniai, jeigu tu išvažiuosi, jau už valandą jie nuėmė. Ir mes buvom 2 valandas 3 minutės, aš sumokiau už 3 valandas. Tai dar galėjau tiesiog parkingą pakimanti dar valandą, tiesiog niekur nevažiuoju. Nerūkau, bet cigarą rūkai pradėjau. Tiesiog, kad pabūt. Seniai, žiauru yra čia Vilnių, jūs makščiai gyvenat, blėt, už 3 valandas mokiau 12. Nu jo, čia blemas, žiauru. Ir man automatiškai pradėjo ir jau nieko nebepadarysiu. Aš galėjau. Buvo 10 minučių buffer, tipo, tas periodas. Nes tipo Erikas sako, tai sako, važiuojam į kitą, tai skoju valandą, nu, tai ką tu blėt važiuosi, bet galėjom išvažiuoti vis tik pigiau būtų gavęsi, nu, nes tipo, jeigu ten būčiau išvažiavęs į žalią zoną kokią, žinai, tai žodžiu, tai smagu buvo. Kiek mes labai daug skirtingų čia temų palėtėm, aš dar noriu sugrįžti prie mirties, kaip manai, kokia būtų, gėdingiausia, mirti nuoga mane sakei, bet o kur? Arba šiaip, tipo, kokiu būdu mirti? Čia yra toksai, čia labai daug yra iš tikrųjų, tai sunku išsirinkti vieną, žinai, tipo. Tu gal pasakyk, gal aš pagalvosiu, gal tu turi kažkokią tai sumanimą. Ne, aš irgi nieko Žinai, kas būtų gėdinga? Iškrist iš skrendančio lėktuvo, kuris yra virš vandens, šauktum tipo į vandenį, nuoga pele ir mirtum.
O kodėl čia gėdinga? Nes tave ištraukia ir tu toks, nu, miręs. Bet tai jau kažin kas arba ištrauks tai. Tai ištrauks, tai varyti ieškoti, kažką palaido, tai reikia. Ne, bet tai seniai, tai... O virš vandenyno, tarkim? Ne. Kur tiesiog triuką darai, kad niekas nematytų. Ai, triuką darai. Ne, virš ežero, tipo, virš Trakų ežero, pavyzdžiui. Arba jeigu virš Trakų ežero darai su parašiutu iššokį, bet pasismeigia ant pilies bokšto aukščiausio. Bet čia būtų žiauri ir kažkas turi nukabinti. Ja, kuris su to kurva. Bet žinai, kaip tu ne taip pasismeigia, o taip. Tiesiog tarapsako. Dvi kojas, o taip, karočiui. Ačiū labai blogai. Ir kaip nukabinti ten, tai atskrist, net su malūnsparniu kabliu užkabina, papėsam, karočiui. Ne, atvarytų, ugniagesiai gelbėtai. O ugniagesiai gelbėtai gali atvažiuoti į Trakų pilį. Per tą tiltą. Nežinau, dabar kaip paklausai. Bet o kaip jie gesintų? Arba atplaukia. Bet tai palauk, tame ežere nėra ugniagesių. Nejaučiu, bet jeigu jie įsileis valtį, atplauks, tai neturės žarnų, cisternų vandens. Iš ežero. Su kastais, kur. Su kastais rankom tiesiog. Nerim, taip, pavyzdžiui, Trakų pilį dabar gaisras būtų, ne? Tai what to do? Taip skamba, lyg planuotum. Ne, Trakų pilį padegti. Ką žinau, tai. Niekam nenaudingas dalykas. Kas čia Latvijai džiaugtųsi? Ką, padegti ar Trakų pilis? Ne, nu tipo ir padegti iš vis. Kas čia Latvijai džiaugtųsi? Latvijas tai tiesiog, nebėra pilės. Viena pilis down, dar 30. Ir savas degina kaip kūro per Stronghold Crusaderį, tu pripergi kūro už 5 pinigus kūro, kad degintų su deglais tiesiog, blėt. Obolių fermą sudeginu. What the fuck, na. Žinai, kas būtų nefaina mirti? Per kažkieno laidotuvės mirti. Ateini į laidotus, kažko nori miršti. O čia nėra. Nes visą paėmė dėmesį. Jo. Per vestuvės. Vainikas pradėjo perstum tau, kažkaip. Nes tas pats, kas per kažkieno vestuvės pasipiršti, tipo irgi, žinai, visą. Norėjau sakyti, kad čia irgi. Jo, lygiai. Kiti net neleidžia, man atrodo. Aš esu girdėjęs, kad tipo sako, kad, nu, gal geriau nereikėtų. Ne, tai aišku, geriau nereikėtų. Ką, žinau, man tai pohu būtų. Ta pohu? Ar kad tavo vestuvės, ar kad tu pasipirštum? Kad mano vestuvės. Ne, tai kad aš pasipirščiau, čia būtų labai jau savanaudiška, kad tipo man pohu. Ne, kad per mano vestuvės kažkas kitas, taigi jau viskas įvykę, visi jau ten tūsna didžėjus ir tada pasipirš. Alright, pirškis. Ir o jeigu bažnyčioje, ne? Nu, bažnyčioje esat ir tada pasipirš. Sakyčiau, taip čia dievo namai, bet vyniokit na. Vyniokit tokį. Ja, tai. Rama, jo, laidotuvėse mirt. Labai liūdna. Net nežinau, iš tikrųjų, čia reikėjo iš anksčiau paklausti, būčiau sugalvojęs, kas yra gėdingiau mirti. Ai, tai negalėjau ant despot sugalvoti kažko jokingo, ne, Davidai? Toks geras komikas, o komikas. Visiems gerės, kad komikas. Aš repuodavau ant despot. Nu, freestylindavai? Ja. Nu, taip, freestylindavai. Ne, tai seniau čia buvau. Kitoj šūliai, ten nepažinosi. Ką tu čia tardai, kur dabar tai aš negaliu, na. Ten, na, ten seniau tai varydavau. Tai... Man žiauriai patiko per nepatogius klausimus Tarzanui, kaip tipo Rolandas paklausė Tarzano, ar gali pafreestylintis, bet kaip ten pasimėtė toks. Bet freestylin ar ne? Freestylin ir toks ant gal. Pasimėtė ir toks, kas yra? You don't understand. Kas yra? Karačią angliškai geriau skamba. Tai gerai angliškai varyk. Kurva, pamiršęs tą kalbą, dabar ilgai nebaučia, nahui, karačią. Tai... Jo, yra vienas interviu Amerikoje, kur darė su tokiu irgi tipo reperiu, kuris knygą išleido ir sako, nu tai davai pas freestylink dabar, jis saks, years ago. Ir pasimeta ir tiesiog toks, žiūri į kamerą ir ta moteris sako, tai gal knygą paskaitom, jo. Čia va būtų jokinga, jeigu tu freestylini ir numiršti, nes užspringtas savo seilėm, kur vadisi, years ago. Pliama, dar žinai, kas liūdna per gimtadienį. Per gimtadienį. Bet čia negėdinga, čia liūdna yra. Liūdna tiesiog, jo. Jeigu, pavyzdžiui, šauna šampaną, to pisą į smilkinį ir miršti. Eiktus. Ble, čia tai čia juokinga yra, neliūdna, man atrodo. To čia juokinga. Nu, tipo. Ne, mirtis iš vis nėra juokinga, bet hipotetiškai kalbant. Aš manau. Gerai, pala, tai gerai, galim grįžti tada prie ką nuveikėm, tai buvai spektaklį, ką dar? Jo, buvau spektaklį. Vakar buvau filme, naujam lietuviškam filme, Kaimynai. Kaimynai? Okay. Kas vaidina? Pagrindinį vaidmenį atlieka, pamiršau vardą. Atlieka, wow, Jurgaitytė vaidina. Jurgaitytė. Eglė? Ar Ieva Narkutė? Kur moteris Milo geriau su Kovaldu buvo. Tai Ieva Narkutė, ne gal, ne? Ieva Narkutė? Googlinam visą. Jurkutė? Tai gražiausia moteris Lietuvoje, aš nežinau vardo, blėt. Taip, Jurgita Jurkutė. Įsimylėjęs. Ieva Jurkutė. Nu. Ne, poneš. Jurgita. Ką tik pasakė tau mūsų režisierius? Nu tai Jurgita, nu. Taip, o kaip tu iš pradžių sakei? Aš jau pamiršau. Kaip pasakiau iš pradžių? Taip ir sakiau. Jurkutė, ne? Jurgaitytė sakei, jo. Bet tai
Nu, žodžiu, labai likus graži moteris ir vis dar labai graži moteris. moteris. Nu, tai buvo graži ir vis dar graži. Nes metai eina, žinai. Yeah. Metai eina, technika gęsta, žmonės sensta. Žodžiu. Tai atrodo, kur kalba apie pedofiliją. Neklausau. Tai šitą, tai jo. Ir tada kitas bičas vaidino, labai atsiprašau, kad neatsimenu, bet vaidino tada Jankevičius, vaidino gėjų. Okay. Taip. Tai galiu jo prašyti kaimynai kestą. Tai jo, tai buvo blet, filmas, mano kuklė nuomonė, ten buvo rašęs Svanas, man atrodo, kad tipo, filmas, iš kurio daug nesitikėkit, tipo, toksai simple, paprasta komedija pažvengti. Blet, man buvo viskas, ko reikia lietuviškam filmui. O ko tau reikia lietuviškam filmui? Kad nebūtų nuobodu, nebūtų perspausta ir nebūtų nuspėjama pabaiga. Pabaiga buvo vapšė nako nenuspėjama. Okay. Visiškai twistas buvo toks, kur sėdėjau, tipo, what, kai geras, tipo, bairių užtektinai, bairiai neleim, bairiai normalūs, tipo, tokie, žinai, netokie, kad ten, tipo, o, tai tu čia šunšūdą valgai, o, nu, tipo, blet, žinai. Tipo, bet čia mano nuomonė, čia kiekvienam skirtingai, pavyzdžiui, Erikai nelabai patiko. Nu, tipo, patiko, jai patiko, bet nebuvo nuostabus. Man patiko, tikrai patiko. Tikrai patiko. 8,9 iš 10. O, taip. Tikrai neblogai. Lietuviai labai gerai dabar su filmais eina. Jo, šiaip gerai, pradėjo gerus gaminti. Aišku, aš ten, žinai, ne kažkoks ten režisierius, aš negaliu žiūrėti iš meninės pusės, bet šiaip, tipo, iš humoristinės pusės, kažkiek galiu pažiūrėti, o biškį savo leidžiu kartais, tai jokinga. Bet ir šiaip bendrai paėmus ir rimtesnius filmus. Ir gerai vaidino, blet, Jankevičius kaip gerai nusėmė tą gėjusą vaidmenį, tu nachui, ten taip jokinga. Jo, jis jau tą atkalęs yra, jau ką jis moka, tai vad gėjų vaidint. Ne, aš tai nesakau. Ne, bet ne, ta prasme tikrai. Aš nesumas, kad jis anksčiau gėjų vaidintų. Jis tame spektaklyje vaidina šiek tiek gėjų. Kuriam? 1,40. Ai, blet, spolinė, aš noriu nuėdžiauri, bet labai brangus. Nėra, kad ten, tipo, nu, tiesiog tokį, nu, mes jį paskėlus, nu, tipo. Jo, jis gerai moka. Ir man atrodo, buvusi moterį reikalai kažkas tokio irgi, jis ten, biškiai, nu, ten daug veikėjų būdavo, tipo. Jo, ten, jo, jis, vaidino tiksliai ten tą, kur, nu, krampokas. Bliau, šiaip jo, ten labai daug jokingų veikėjų. Tai moka jis šitą. Tai labai nustebino, labai džiaugiausi, labai fainas vakaras. Kadangi mitybos, tai popkornų nepirkau. Mitybos. Bet buvau nusinešęs į kino teatrą rūkytų kiaulių visų. Taigi nelegalu, čia Deividai nelegalu. Kas čia, blėt, sugalvoja, yra negalima savo. Galima. Kine dabar prieš filmai prasidedant rašo, negalima savo atsinešti. A, ne? Taip. Visą laiką nešiausi, kur mes būdavo į Maką, nuvarom, prisipirkam viską ir varom. Į kišenės McDonald's. Ne, mes sėdėm į burgerį į kišenę tiesiog. Tai, blėt, čia keista? Į kišenę, blėt. Nu taip. Čyza. Jo. Coca-Colas į galinės maišelį atsinešdavo. Tipo, atsineši Mako maišą, paskanuoji. Nieko tau nesako. Nėra, tiesiog ranka taip nesako. Nu, tipo, tiesiog prieš pat akis. Tai dabar irgi gerai, kad ten Doritos buvo prisipirkus. Ten, aišku, žinai, jie dahuja šiaip pardavinėtų. Pavyzdžiui, gali nusipirkti alaus pats ir atsinešti, nes jie ir pardavinė alų, tipo. Nu, bent jau pas mus Forum Cinema, nežinau, kaip čia pas jūs. Nes ir Forum Cinema. Nu, tipo. Tai, aišku, debiliška būtų į savo popkornus neštais. Toks biški, žinai, tam, kur būna maksimai, tam normaliam, žinai, tam kartoniniam atsineši. Ne, jūs čia pradėjot prekiauti vakar. Bet ateini ir persipėliai ten, kur jau, žinai, būna padėta. Ne, tu čia turi duotą, tu negali tiesiog nupirkti. Bet popkornai žiauri brangus yra. O tipo seni, ten tas mažiausias nuo 5 eurų. Bet tas mažiausias tai yra, va, nu, tipo tokio dydžio, blėt. Bet zaibys, kad yra, mano 7 eurų perki, gali splitinti po pusį saldžių, pusį. Jo, tokie skirtukai dėt. Jo, tas gerai. Tai faina, bet... Filmas patiko. Šiaip jo, lietuviai tikrai... Bet jo, jeigu nebuvo, tai va, nueikit pažiūrėti, režisierius mūsų sakė, eis irgi, tai labai labai geras. Galėsi net iš režisūros pusės pažiūrėti, kaip filmas. Toksai, žinai, tipo. Ten gal geriau nufilmuota su kamera, gal dviejų. Šiaip praeitą podcastą, užsiminėm, blėt, ir nepadėkojom. Turim padėkoti žmonėm, nu neturim, bet norėtume padėkoti žmonėm, kurie... be kurių šiandien nebūtų šito podcast'o. Tai kam tu čia nori padėkoti? Ačiū mamai, kad mane pagimdė. Ir vėl tu, tai čia kaip ir man toks dežavu, kaip ir pirmo podcast'o. Ne, tai kam norėtumėm padėkoti? Vis pirma, tai norėtumėm padėkoti A-Team Comedy už suteiktas patalpas. Tai Davidui Vizgirdai, Kristoforui Vaidučiui ir net Zimantui. Jie mums suteikė šitas patalpas. Ačiū labai. Taip, ačiū labai. Tada norim didžiausią ačiū ištarti Nedui Zimantui už didelę pagalbą su viskuo. Absoliučiai su viskuo. Visiškai su viskuo. Viskas, ką matot, netgi šitos asmenybės gali būti nepriklauso mum.
priklauso mūsų režisieriui. Sukurtas. Visiškai sukurtas. Mes esam pasirašę popierius, kad viskas čia mums nepriklauso. Ja, šiaip kameros, faktiškai iš visko, kas yra, 8% priklauso mums. Realiai, jo. Ne mūsų yra. Jo. Stalas mūsų ir žoldas. Kanalas galimai irgi pasieks tam tikrą ribą ir bus perrašytas. Ja. Gali būti, kad net už 200 subscriberių lapuką tokį būtų. Aš čia pasirašyk, net neskaitęs. Jo, tai jau dabar sakė, viskas pradėsim po 6 eurus. Jo, už filmavimą. Kas čia būtų pasityčiajimas. Jo. Nes labai mažai. Tai va. Ką tau 6 eurai ne pinigas? Pinigas didžiausias. Ne didžiausias. 500 eurų didžiausias yra pinigas. Kupiūra? Jeigu Lietuvoje. O jeigu tu, pavyzdžiui, Arabijoje, Indijoje, ten yra po 10 000 kupiūros. Aš apie dydį, fizinį. Tu dabar nežinai. Apie kieno dydį fizinį. Tu vėl, kas tau galvoj? Kas tau galvoj? Apie genitalijas galvoj visą dieną. Kas galvoj tos burnoja, aš tau tai pasakysiu. Ačiū, kad pasakėjai. Kodėl aš turiu tai žinot? Gerai, dar taip pat norime stipriai padėkoti Godai Ančiukaitytei ir Kristupui Šileikai. Taip. Negirdėti, pažiūrėkite YouTube kanalą, paliksiu apačioj. Subscription. Galit už mikrofonus. Jie suteikia mums mikrofonus. Ačiū labai tikrai. Atsiprašom, kad vieną sulaužym galimai. Drungėjo. Tai va. Ir šiaip, ačiū jum. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad žiūrit, kad palaikot. Taip pat rėmėjų labai reikėtų, iš tikrųjų labai valgiam noriu. Tai tu dabar ant mitybos, tau nereikia dabar. Nu, reikia. Ką tik pavalgo varškės su uogom. Jūs pastoji dabar ką valgo, pastoji pasako, ką valgo. Jo, 105 gramų varškės. Ne, jau ką. Kalorijas. Tai žodžiu. Ačiū jum, kad esate. Ačiū labai, ačiū, kad palaikot, komentuojat, daugiau komentuokit dar. Atrodo, kad pabaiga podcast'o. Jo. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad būsit. Ačiū, kad nepražūsit. Galim pereiti prie temų jau. Jo, šiandienos tema paruošiau aš, kadangi praeitą ruošė Drungėlą, prieš tai ruošiau aš, tada jisai ruošė Drungėlą. Nebūtina aiškinti šito proceso, visiems aišku jau ir taip. Kas kam neaišku, visiems viskas aišku. Sudėliota viskas labai aišku. I'm him, home. Ne, gerai, bro. Mašina įmonė, labas. Jo, labas, VMI, nemoku mokesčių. Ne, karoči. 10 neįtikėtinų žmonių pasiekimų. Tai yra apie mus. Žmonės. Mes padarome kartais tokių nuostabių dalykų, kad aš kaip pamačiau, tai... Gerai, kur va čia iš to, kur tipo ant tiek košė makalošė, ant tiek perdėta, kad aš kaip pamačiau, tai čia iš 24 valandas buvo. Gerai, kur apakų, užaugęs nakui, Patrikas žvaigždė Bibi, vas tik iš vis davėjimo. Vienais metais jaunesnis tik. Patrikas žvaigždė. Taigi, šiandien turime 10 neįtikėtinų žmonių pasiekimų. Faktas, seni. Faktas. Čia skirtukas, o, zdarovo. Nu čia tipo nepasiekimai, faktai gal labiau, nes faktas seniai reikia privest dabar prie laidos kažkaip. Nebūtina, ką tu čia. Gerai. Privedinėjai dabar. Pirmasis pasiekimas yra tikrai nerealus. Alex Segura Vandrel. Ilgiausias buvimas po vandeniu be kvėpavimo. Ok, tai man čia net nereikės spėt. Nes, jo, nereikės spėlioti, aš tiesiog surašiau faktus, kad įdomus faktai. Šiaip keista, kad jeigu būtų ilgiausias buvimas po vandeniu be kvėpavimo, gali būti ir skenduolis. Kad labai ilgai buvo po vandeniu. Šiaip, čia nėra jokinga, nes mano vienas klasiokas yra nuskendęs. Tai čia labai nejokinga. O kur nuskendo jisai? Šaukino jūrai. Kieno? Šaukino jūrai, bet bus... Šaukino jūrai? Pas mūsų kaime, nu, ten tame miestelė yra ežeras ir tiesiog pavadinimas taip pat to miestelio jūra. Tiesiog. Miestelio pavadinimas jūra? Ne. Šaukino jūra. Ten tiesiog yra ežeras, prūdas. Aha, koks pavadinimas to? Šaukino jūra. Nu, tai ne jūra, ten ežeras. Čia yra, tipo, oficialiai ir čia jūsų durnelių sugalvotų. Nu, ne durnelių. Neoficialiai. Neoficialiai? Taip vadina tiesiog. Sen, mano draugelį Ne, aš jau viską sakei, dėl to paskenduolio. Tai pas jūs, o iš kur tu palaukėsi? Aš šiaip esu iš Šaltenio, bet jau į mokyklą šaukinu. Šaukinuose? Šaukienų, taip. Nes atrodo, kad tu sakai ir tau kuro dingsta balsas. Šaukinu. Koks miestelio pavadinimas? Šaukienai. 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 Šaukienai? Šaukienai. Ble, tai ten, taiko. Ne šaukienai. Nešaukite. Nešauk, urva, taip turi sakyti. Gerai. Nešauk. Šaukienas yra jūra. Šaukienuose, taip. Apie nieką čia. Gerai. Skaitau faktą. Aišku, kartais pagalvoju. Tai čia išliko gyvas šitas žmogus. Vis dar turbūt gyvas. Turbūt. Nu, aš nepasidomėjau, blėt, nėra man taip jau įdomu čia. Kur, taip, aš turiu įsiaiškinti, ar kiekvienas dabar padaręs kažką žmogus gyvas yra.
Dulė tiesiog sakė apie paskirtą. Nu tai būtų parašyta amžinatilsį. Jeigu neparašyta, tai važiuojam. Seniai, o taip Wikipedija rašo, įrašai žmogų amžinatilsį rašo, jeigu miręs. Vienas žodis tarp kaip amžinatilsį. Vienas žodis. Amžinatilsį. Ne. Tikrai ne. Du tikrai negali būti. Nes. Amžinatilsį. Nu senik. Nu tipo tarėsi, atrodo, kad du žodžiai, bet man atrodo, yra sudurtinis. Amžinai atėsi sen, ką tu nusišnei? Ką tu nusišnei? Gerai, kurva. Abugelis. Amžinatilsį. Vieną žodį sakė. Šviesa jiems te šviečia. Tik gulisis ramiau jame. Alex Agura Vendrell. Ispanų nartytojas užfiksavo pasaulio rekordą 2016 metais, išbuvo po vandeniu be kvėpavimo net 24 minutės ir 3 sekundės. Tai buvo pasiekta naudojant specialias atsipalaidavimo ir kvėpavimo technikas, kurios leidžia ilgesnį laiką išlaikyti deguonies atsargas kūne. Aš 2012 metais derčiai pusvalandį išlaikė. Žinai, kokia technika yra? Mirt, kur. O čia geriausia technika yra po vandeniu išbūt daugiausiai. Mirt ir kojam plytos. Gerai. Gerai, o kam apdovanojimą įteikė už šitą? Šeimai. Kam, blėt? Čia juodas, šitas bus tamsus podcastas. Tamsus podcastas. Per kamerą buvo tamsiai. Dėl to Aiso Arnėjos reguliuot kurva, nes jau buvo aišku, kas čia vyksta. Šiandien tamsiai. O diarčiai, jo seniai diarčiai. Diarčiai darydavo, ten belenkokius. Pervažiavo tągi vyrą, tas ne kompresorius, tas, kur... Nuputės. Kompresorius. Ne, tas presas, tipo, kur asfaltą lygina. Jo, tada buvo pas juos kitas, kur buvo jie mašino ir juos sutraiškė. Ir tada jis išeina. Bet kai jie darydavo, aš nesuprantu, bet čia tipo realiai. Ai, nu, kažkaip neaišku, su kamerom padarydavo, bet tipo... Tai aišku, seniai, tai ten būdavo, kur, tipo, jie turi kodinę spyną ir juos nuo kalno važiuoja mašiną ir jie turi spėti kodą surasti. Ne, tai čia tai ne. Ir kažkaip surasdavo. Bet ten su volu, volas. Volu, jo. Aš neaišku, atsimenu, kad yra feikas, kaip jisai nakojo vienas toj pily, man atrodo. Ir karačia pily nakojo, kur vaidenasi, tipo. Aha. Ir jis tada, tipo... O koks challenge'as buvo, ką buvo, tipo, kad pamatyti, kad, tipo, jie užsikūrė laužo vidui, karačiai, jiem vaidenosi, tipo, ir jis bandė išeiti ir neėjo išeiti, nes, tipo, jis eina į kameros kairę pusę ir išeina iš dešinės. Ir sako, neina išeiti. Nes eina, tipo, atsimuša į portalą ir išeina į portalą. Nu, žinai, kaip būna, jeigu pelė, pavyzdžiui, ant senesnių kompų vedį į kairę ir išeina per dešinę. Nu, kaip žaisti tai šitus sneiką. Jo, tai va taip. Ir aš tada galvoju, plečiai, kažkas ne taip. Okay. Bet paskui mašiną mėgojo prie pilies. Tai tipo mašinai mėgojo. Nu, tipo, neišbandė. Ne, bet man tuo metu taip ir įlo atrodė. Jo, seniai, tai faktas. To val, nu tikrai atrodo, kad palindas. WWE, V, I, ar V. WWE, WWE. WWE, nu. Sekite mūsų Instagram'e, www. Abugelis. Abugelis. Malonus, Davidas. Aš Davidas. Kur prigavo, na. O įdomu šiaip kiek derčių laiko prabuvo, nes jie... Bet jie yra brolis, ne? Jo. Ir kas tokia, kas šitokia. Bet pas mus buvo derčių mokykla, to šią nebūdavo pas jūsų, tipo. Buvo, man atrodo, kad jie darė turą po Lietuvą. Pradangino papūgą. Ne? Bet nebuvo, kad atsirastų jinai paskui. Tiesiog pradangino. Gali būt, kad nėra jinai. Nes tipo, taip buvo papūga, tipo, ir taip, čia buvo papūga, ir taip viso. Taip tada. Ir tipo nėra. O gali būt, kad tipo iš tikro nėra. Kad tipo čia netriukas. Gali būt, kad nebuvo. Kaip aš jų kraujai tiesiog vėliai. Snačias napas. Tai va. O, kiek jėgų fizinių. Šitas triukas labai reikalauja daug fizinių jėgų. Ir taip žiūri, kelnes valas į rankas. Į sesę, kur. Taip visą. O nebuvo šitą, kad paskutinis triukas, tipo, kur nusėjama tą kūną, tipo. Bet čia, man atrodo, čia klausinimų šitą visada darė, tipo. Bet čia gali būt, kad ne feikas. Pusė kūno, kur bičas nusėjama. Ne, man atrodo, žinok, jis tiesiog turi galę. Jo, kur turi galę, blėt. Jokinga. Tai va, tai ką manai apie šį žmogų? Neįtikėtina. Šiaip aš... Kurva, pidėjai, ar čia ten pizdazė, kaip prikalbėjom. Šičia, neįtikėtina. Bičas 2-4 minutės miręs buvo. Blema, šiaip yra insai, nes aš minutę sunkiai. Aš darau kvėpavimo pratimus, tai esu išlaikęs 2 minutės. O po vandeniu ar tipo taip, žinai, tiesiog kai bandai? Ne, tai nakui taip daryti, gali tiesiog nekvėpuot per nosį. Ne, nu tai ar taip, ta prasme, po vandeniu. Ne, tiesiog gulėdamas, tipo, darai prieš tai ten duos... Wim Hofą, ne, darai tą, tipo. Ar... Ką? Ką tokį? Wim Hofą? 4 sienos laužio. Ką? Wim Hofą? Wim Hofo metodą, ne? Kažkoks ten, jo. Ai, tai nelabai gilinis, tiesiog darai. Ne, YouTube'ai, kur 58 milijonai peržiūrų.
Tai bus Wim Hofas, tas, kur... Wim Hofas. Now, breathe. Wim Hofas bus, kaip prepuoja. Tipakas, karoči. Tipakas. Jo, tiesiog. Ne, ten tas bičias nebekapuoja. Ne, bet... Čia to pilnas taip irgi. Jo. Girdėjai net, kurva. Bičias už 3 metrų girdėjau. Ir kaip tik nutilom to. Čia buvo puikiai vieta dabar interpretacijai. Remailas. Pilvukus jau skauda. Ką čia Pakmano reklamuoti pakauti? Ne, čia atsimenu šitą rytą. Maibacho rytą, kur... Taip daryti. Gerai. Kurva. Nuostabus podcastas. Man patinka, man smagu. Apie ką mes vėl nutolom nuo temos. Tai nieko, tai apie žmogus kvapavimą tiesiog... sakei, o jo 2 minutės išeina, ne? Jo, bet ten turi daryti tuos, va, kaip tu sakai, Vilhofą, tai, kad... Kiekvieną kartą skaičias. Čia vardas ir pavardė yra? Wim Hof. Wim Hof. Taip. Wim Nes jis ten tipo be maikės šoka į eketės, tipo pastoja, jis šiaip labai šaltam klimate gyvena ir panašiai. Palauk. Kuo skirtumas yra, ar tu su maikė ar be maikė šoki į eketę, vis tik taip pat šalta yra, kurva. Su batai šoki į eketę. Oina nahui. Jei su batais, tai pohui, jei be batų. Ne, nu tipo nunuoga šoka į eketę. Nu, tiesiog šaltų klimato ir jis ten belenkai patkalęs tą kvėpavimą. Tai blema, man tai labai sunku būtų, bet aš šiaip ne vandens žmogus esu. Fobija vandens man. Bet tu plovęs esi maudęs. Šį kartą. Kad tau maloniau būtų. Ačiū, nes praeitą kartą, kur jau vos įsėdėjau. Ne, jokau. Tai nice. Blema, tai respektas ir šiaip daug, man atrodo, pakankamai dažnai šitos rekordus laužo kvėpavimo, tipo... Jo, ten aš kiek ieškojau, tipo, dar tarp kitko pasakysiu, čia nebūtinai 100% faktai, kad ta prasme šitie žmonės atlikę šitus dalykus 100%, bet ar tai yra šiai minutiai geriausias tipo rezultatas, nebūtinai. Jau rytoj gali būti pagerintas. Jo, gali būti ir tas žmogus miręs, gali būti, tipo, čia gali būti labai... Jeigu nėra amžinatelis, tai nemiręs. Jo, tiksliai. O kaip angliškai? Amžinatelis. Rest in peace. Rest in peace. Jo. Eik, tu na. Gerai, čia atrodo Gengus Angus dabar parodžiu netyčia. Gengus Angus? Ką? Anus Angus. Anus Gandan. Bulmenkovo bairė. Geras. Gerai, pasirašai prie kito. Jo, davai. Gerai. Felix Baumgartner. Gartner. Apie šitą jaučiu esi girdėjęs. Pirmasis žmogus šokęs iš kosmoso. 2012 australas Felix Baumgartner atliko legendinį šuolį iš statosferos. Tai statosfera tai yra ne atmosfera. Dabar pradėjai sakyti nebeužtikrintas, ar aukščiau ar žemiau. Atmosfera yra aukščiau negu statosfera, nes mes pirmą turim pramušti skrisdami statosferą ir tada į atmosferą, kur tada jau yra trauko, tipo nebėra traukos, man atrodo. Nes nu kitaip jisai būtų, jeigu kritęs jis būtų virš pakilęs. Jeigu yra trauka, jeigu nėra traukos. O čia nėra, kad iš kosmoso, tai čia dar aukščiau. Ble, 9 km aukštyje gali būti, kad jo. Bet tai kodėl jis tada netapo Žemės palydovu? O kodėl jis ne Mėnulis veidas? Kodėl netapo Žemės palydovu? Čia Wi-Fi pradeda skleist. Kažkas iš 39 km aukštį šoko. Tai kodėl jis nepradėjo suktis aplink Žemę? Kodėl jis krito į Žemę? Kokio aukščio yra palydovas, pavyzdžiui, Žemės? Palydovai Žemės, aplink Žemę. 400 km? Ai, kur labai gerai viskėsi kvaininta. O tai Mėnulis kur? Tai aš matau tą Mėnulį, tai negali taip jau toli būti. What the fuck? Pavyzdžiui, žiūrėk, aš Mėnulį tai matau, ne? O tu va aplinkui Žemę tai nematau. Tai kas toliau? Tai kas toliau? O kas rytoj? Kas porytis? Kas toliau? Toliau, kurva. Toliau antradienis, trečiadienis, tai aš taip ir gyvenam, karoči. Kurva, koks geras, kodėl jis netampa palydovu. Biečas kurva įvykdė geriausią dalyką pasaulyje, kuris sudėtingiausias. Kuo jis palydovų netapo, ar nesuprantu, pavyzdžiui. Iš 39 km aukščio pasiekdamas greitį viršijantį garsą. Match 1,5. Match. Skamba kaip skutiklis. Nu tai taip, Gillette Match. Gillette Match 3, kur.
Jeigu Džiletas nori mus paremti, prašom. Šiandien nesiskutėt. Aš jau nebesiskusiu niekada. Ir tapdamas pirmuoju žmogumi, kuris atliko laisvą kritimą iš tokio aukščio. Man klausimas, kaip jis nesudegė. Jo. Belenkoks greitis ir tipo, kaip... Tai Aš prisimenu šitą, čia Red Bull'o, man atrodo, kompanija buvo. Tai seniai, aš manau, kad čia tik Red Bull'o kompanija. Čia tipo tokius dalykus ir... Jo, net. Ir jo yra šūkis. Everyone has limits, but not everyone accepts them. Accepts them. Accepts them. Socdem. Į politikišką. Felix Baumgartner. Baumgartner, man atrodo, yra aktorius iš Office'o, kur Keviną vaidino, jeigu kas matė. Kietas faktas. Ai, žinau. Jo, aš nežinau. Gali būti tokia pati politika. Bet, palauk, kur yra arčiausiai žemės taškas iki mėnulio? Australijoje ar Teksase? Tai seniai mes sukamės. Nu, ble, aš tai sėdžiu, ką žinau. Ne, yra kažkur. Tai keičiasi. Ne, ten tipo vasarą ar kada, tipo, iš ten, kur yra pakilimo stotis pagrindinė. Nu, žmonės parašykit, aš nedibliu. Ta prasme, iš kur kyla? Jo, ten visą laiką kyla iš tos pačios vietos. Kad iš Houstono, man atrodo, Houstone yra. O kur yra Houstonas? Amerikoje. Tai jo, bet man atrodo Teksase. Jo, Teksase. Jo, nes Amerika yra, nu, tipo, yra, bet tai Australas, tai kaip čia taip? Tai netoli ten. Tai iš kitos. Jam toliau tikrai arčiau negu iš Lietuvos. Tu dabar nori. Arčiau iš Lietuvos. Nu, tai nes Lietuvė esam, bet Airijoje norim numirti. Ką, iš kas čia žinai? Nežinai, čia Šafranausko frazė yra. Ai, ne. Lietuvės esame mes gimę, bet norim Airijoje numirti. Nu, tipo, kad emigruoji. Aš tik peilis vėjas cemento girdėjau. Ja, šaligatvis Anglija, tiek pakilęs, peilis vėjas cemento. Tai irgi epik yra šitą. Jo, labai geras. Tu dominuok, kurva, uždominuok. Daug klasikas yra. Geras šiaip šitas, jo, 212, bet atrodo, kad nesenai buvo. Daug klasikas yra Beethoveno, tiesiog. Mozart. Esu klausęs Mozartą prieš miegant. Gerai, kitas faktas. Kurva, man tai patinka, na, aš negaliu. Dean Karnazes. Karnizas. Tai va čia, kabo. Ultramaratonų legenda. Dean Karnys žinomas kaip... Vėl pilvas, kur čia žiauru yra. Dean Karnys žinomas kaip ultramaratonų karalius. Įveikė 563 km, 350 mylių per 80 valandų. Be poilsio ir bėgo 50 maratonų per 50 dienų įvairiose JAV vietose. Tai įspūdingas ištvermės pasiekimas reikalaujantis neįtikėtino fizinio ir psichologinio pasirengimo. Ne, čia tai yra insane. Okay. Bet seniai tu pažiūrėk juos, blėd. Tie bėgikai, jie kažkokį kurvą keisti. Tu pažiūrėk jo čia spleitą, na. Aha. Nu, čia karočią presas ir čia iš šonus nieko. Tipo nieko. Gal nori savo parodyti? Pažiūrėsiu tada. Po 4 mėnesių. Sako, įdomus. Po 4 mėnesių. Man patinka, kad tu jau gerėsi padraugės. Man baisu, aš monstru tampu. Aš 2 kartus arent nuėjau. Parašau, ką iki prašiau, toliau tampu monstru. Ir tokia fotka. Iš bičio, kuris belenkiek daug yra pasiekęs tyčiojas, kad jokingai atrodo. Ne, bet jis man... Chest plate'as. Kas čia iš Minecraft'o chest plate'as? Ne, krūtinis. Iš Nescape, krūtinis. Nu jo, ir iš Minecraft. Nu, bet gerai, krūtinį. Tai krūtiniai čia, o kas čia? Čia yra abdominalikus muskulus, ne, čia dabar sugalvoju ką tik. Okay, galvoju, bičias graikiškai moka, okay. Šiaip tai latiniškai, ne graikiškai mokatės. Okay. Romėniškus skaitmenis, bičias žino. Ką? Kiek yra 1 V? 1 V. 4. Ne, tai, nu, jo. O jeigu V ir 1? 6. Gerai. Gerai. Jeigu 1853, kuris amžius? 1853? 1853. 19. Gali būt. Pats toks neužtikrintas. Pasimėt. Štai seniai šūlė baigėsi. Čia. Tu nebaigęs šūlės, kaip tik. Baigęs 11 klasės. Tu čia neskait. Tau neskait. Man čia didelis pasiekimas. Ir pasauliui. Darbo rinkai. Kurva. Blema, šiaip insane yra. Gogginsas irgi, nu, čia toks populiaresnis. Belenkiek bėga. Aš šiaip yra... Kas tau čia tokie? Jo, Gogginsas. Gogginsas, gerai, žinai. Kakas makas, isas ir risas, žinai. Gogginsas ką juda iš vis, kur.
Yra ir Lietuva šiaip, žinau, ultramaratonininkų, kurie žiauriai daug nubėga. Tas bičias yra, kur dabar Sorokinas, man atrodo, jisai Europoje ar pasaulyje ten kažkuria vieta, kad irgi ten... 100 km, man atrodo. Jis greičiausiai, man atrodo. Mažiau nei per 24 valandas kažkas. Jo. Kažkas tokio, tipo. Keista, kad nežinom tokių dalykų, nu, bet, tipo... Bet čia insane. Bet seniai, man tas, tipo, kad 5 maratonų per 5 dienų, aš paskui ten skaičiau, tipo, aš klausiau Google, taip toliau, kuo skiriasi, nes ten buvo kitas dar bičas, kur irgi, tipo, nubėgo, kad, tipo, 5 maratonų per 5 dienų, tipo, ten maratonas yra daug irgi kilometrų. Kem 2 kažkas to, kad irgi, tipo, ten nahui. Bet bėgti 80 valandų be poilsio. Čia yra 3,5 paros. Ne, nu būna sustoji, tipo, bet, nu, realiai... Ne, 3,5, apie 3 paros, karoči. Jo, 3 su biškiu. 3 ir 8 valandas. Čia insane, šiaip žiauriai. Ne, bet seniai rašo be poilsio. Ne, nu, vis tiek buvo sustoję, nu, nebuvo. Tai jeigu geliu myžą, nu, tipo... Jo, į ką tu nori. Nu. Bet tai gal, žinai, kažkaip ten, pavyzdžiui, kaip porno aktoriais ten anus aplaunasi, tai gal jie irgi kažką valgo. Kaip mes taip nukrypam čia. Išdvė porno aktoriais anus avalot. Pala, o čia reikia dabar biškai sustoti. Ne, nu, tipo, leis dabaig. Gerai, dabaig. Minti, ne kelnėse, o minti, dabaig. Dabar ne taip supranta žmonės. Kaip, pavyzdžiui, gal irgi valgo kažkokį maistą, guminukus ar kažką, kad šikna užsikištų. Ir tada, kad, pavyzdžiui, kaip... Kad nieks neįlystų. Sakai, ne taip pavojinga Amerikoje. Gal jūs dar nubėgo 8 valandų, kur manęs vijosi kažką. Iš galo, kurva meška vijosi, tai gal tu nebėgsi, kurva. Meška ir be poilsio. Meška ir... Kodėl jos neapdovanojo? Medalį, kurva. Antrą vietą paėmė. Taip, meška atsistojus, kurva. Pirmos vietos. Šalia atsisukų. Žaibą duoda. Ok, dėl... Ne, dabar užšalė. Režisierius ripnako. Siverkiau, kurva. Labai geras. Atrodo, Rudoko spektaklį, kurva. Siverkiau. O dar tik trečias faktas. Šitą noriu dar irgi pasididžiuoti, pasigirti. Domas Raibys nubėgo maratoną su klumpėm. Jo, mačiau. Čia yra irgi insane. Tie nahai yra iš viską, čia kiek nepatogu. Labai čia pagrindinis dalykas. Bet seniai, tu nubėgi, pavyzdžiui, su klumpi, kokius tu rėmėjus gali gauti? Medžio drožlių, kurva. Medžio briketų rėmėjus gali gauti. Andriaus klumpės, nu, tai jo. Seniai visą laiką su klumpi. Šiaip reiktų sugrąžinti klumpės į madą, man atrodo. Bet aš šiaip norėčiau. Bet tai tu susidėjęs ar klumpės? Ne. Aš esu susidėjęs, tipo, bet neatsimenu, ar labai patogu ar ne. Nu, tipo, neužfiksavo, bet, nu, greičiausiai, kad nepatogu. Bet jeigu tu... Pavyzdžiui, kokia gera reklama būtų, pavyzdžiui, žmonėm, kurie pardavinėja, pavyzdžiui, batų padukus. Nu, tipo, dažnai, kad būna tie, kad, tipo, tu gali pis su klumpėm ir su tais padukais ir tau zaibys. Jo, paminkština. Šiaip madinga būtų dabar klumpės jaučiu bent kaip. Na, aišku, žiemą, rudenį ne, bet vasarą ir pavasarį. Ble, bet garsas, kai tu eini priminti tas medis, kur. Šiaip jo. Bet ir vairuoti nebūtų legalu jaučiu, nes belia kaip slystų. Gal jo. Dabar šiaip nėra legalu, su tapkėm vairuoti, su kroksais vairuoti nėra legalu, jeigu neįsijungia sport režimu. Nu, tipo, tą permės. Bet, o kaip patikrinu? Nu, tipo, turi jau sustabdyti ir išlaipinti iš mašinos jau, kad patikrinti. Nes čia ne per langą, matai. Su ko vairuoji, tipo? Kaip, policininkas, bet, nu, tipo, tave jau turi sustabdyti vis tiek dėl kažko ir tada tik tai. Jo. Nu, tai sustabdo dokumentus patikrint, pavyzdžiui. Nors šiais laikais jau nebedaro taip. Nu, jo, retai. Ir abejoju šiaip, ar kad, su ko vairuoji. Stabkim. Su rankom. Malodėt. Kur seninė nebauda, bet gauni... Tapkės ant rankų. Kur nebauda, bet pizdi gauni. Porą žuvų, tipo. Per sprandą. Gerai važiuok, kur. Tiesiog. Pičias vaikų neturi, turi įsilietant kažkur, tipo. Pareigūnas, žinai. Porą strėlių prarašo. Gerai važiuok, kur. Su žmona, jo, lyg žmona, na. Aš jau pasiviečiau šitie, kas čia vyksta, nebežinau, jau nebesiu. Ne, nors sakau, kad vietoj, tipo, piniginių baudų galėtų pizdyti. Pizdyti. Šiaip pizdyti. Darai apsigirpės. Usain Bolt. O čia greito maisto pristatymas, kažkas apie tai. Ble, čia rasistas. Ne, nes Bolt. Ai, o jo, ne dėl to, kad juodas. Ble, įtunas. Sudegė jau čia pats dabar. Jau čia pats save pakišai. Ne, nu tai aš tiesiog įpratęs tai galvot, nes aplinkui supa tokie žmonės. Usain Bolt. Ką jūs tik maistą gali pristatinėti, ne? Tu čia taip sakai. Ne, jis labai greit bėgt gali. Tai gali labai greit. Nu, tipo Bolt trip. Tai gal... Seniai gali būti, kad Boltas dėl to ir vadinasi Bolt. Jo. Šiaip logiška būtų, nes greitai tipo ir skaniai.
Tačiau skaniai. Ką žinau, gal Usain iš graikų ten kokios kalbos. You insane. Jo, Bolt, na. Greičiausias žmogus pasaulyje. Čia visi žinom. Man atrodo, kad iki dabar jis yra greičiausias žmogus pasaulyje. Jo, nu, pagal... O jis nėra jau retired? Jo, yra. Malon. Labai gerai, kad nesumušiau žodžio. Tu retardat, labai jaučiu pasakyti. O nėra, kad jis jau retardat. Toks, kur tipo baigėsi galiojimas, jau retardat. Ne, retainer. Retainer. Tu taip angliškai beleką aš negirdėjau. Usainas Boltas pasiekė pasaulio rekordus 100 metrų bėgime 9,58 sekundės ir 200 metrų bėgime 19,19 sekundžių bėgime. Bėgime. Jo greitis buvo toks neįtikėtinas, kad daugelis mano, jog žmogus negali bėgti greičiau negu jis. Man atrodo laiko klausimas, tai kažkada tikrai įveiks. Nes visada įveikia tos rekordus. Jisai žinau šitą dalyką, kaip faktą, greičiausiai nepagrįstą faktą, kad yra daręs taip, kad jis kadangi kai pagerina, jisai gauna rėmėjus. Tipo ten Nike, man atrodo, ar kažko, ar Pumos ten, who is not. Keista, kad su Nike batais, o su Pumos, nors bendrai, tai nesipyksta. Tai jis būdavo, kad jis pagerina. Čia, Pumos batai irgi. Nike batai. Ne, Pumos. Čia jie eina nuo pačios. Nu, čia dabar irgi diskusijas. Gerai. Pumos batai. Tai jie, tipo, jis darydavo taip, kad jisai pagerindavo savo rekordą tik truputį, kad kitais metais vėl galėtų jį pagerinti. Tipo, kad nebėgdavo maksimaliai, kad gautų ir išlaikytų tos rėmėjus. Tipo. Aš nesu bėgimo sugerės, aš su šuoliu per kartį, tipo, ten, nu, kur turi tą stiebą. Jo, stiebą, kur turi. Ta kota, kur turi. Kur su pelė užsikabino per šitas olimpines. Jo, tai esu girdėjęs, kad vienas iš jų ten, tipo, nu, ten. Bet čia logiška, tipo, nes jeigu tu dabar padarysi, blemba, žiūrėk, tu padarai maksimumą, tai kitais metais tu vis tik daugiau treniruosi, tu kitais metais, nes kas metus bėga, man atrodo, tai tu dar stipresnis būna. Ne, tai tu įvairių būna varžybų, tai dažniau nėra, kad vieną kartą metus bėgi ir viskas. Olimpinės tai kas 4 būna. Nu jo, bet pavyzdžiui, Boltas kas kiek laiko bėga. Nieks nežino. Kiekvieną dieną. Jis toks greitas, nieks nežino. Nėra matę. Jo, nėra matę. Čia nuotrauką irgi daryti, jau čia su teleskopu. Su teleskopu. To kur. Ai, tu. Ten kitas. O kur vaidina? Tai va, žodžiu. Tai nežinau, tipo Boltą visi žinot, visi pažįstat, visi matė. Visi yra užsisakę. Bet jis iš Jamaikos yra. Jo, iš Jamaikos. Boltą. Jis, man atrodo, buvo trumpam netgi futbolo kažkokią komandą prisijungęs, bet jam nelabai kažkaip ten. Sen speedas, koks jo turėtų būti. Zang! Ja, bet irgi jau, kai baigė savo bėgimo karjerą, tai nebebuvo jau toks greitas. Bet jis baigęs bėgimo. Jo. Bet, nu, čia toks dalykas, kur, tipo, tobulėja ir pačios technologijos, ir bateliai, danga, ten reakcijos, visa kita, tai irgi, manau, laiko klausimas. Nu, tipo, irgi nebus, kad ten labai pagerint šitą rekordą. O gal jau ir pagerina, mes nežinom, bet manau, būtumėm girdėję jau. Jo, manau, būtumėm. Gerai, eikime prie kito faktų. Diana Nied. Ilgiausias nuotolis plaukiant be apvalkalo. Tai čia be apvalkalo, tai jau čia yra tiesiog be joko tipo specialių rūbų. Be swimsuit, jo. Be swimsuit, jo. Be vandens batų. Bet pastebėjai, kad visi yra kur 2.13, be vandens batų. Kurvas, kainį dugnų vaikštą. Ai, čia kad kovinės susipjaustai su vandens batais. Su tais pirštuotais, kurvo. Čia jau čytinimas būtų, biškai, žinai. Bet pastebėjai, kad visi rekordai 2.13, 2.14 metų. Populiariausi metai rekordai. Geriausi. Nes žmonės galvo, kad jau to baigsis pasaulis. Na, vai, pisam dugną. Nes 2.12 buvo Gidibirų turėjo atsimušti į mus ir turėjo mirti visi. Diana Nied 2.13 metų tapo pirmąją moterimi, kuri kad čia moteris tai pasakinčiau, kuri be narų aprangos, be naro aprangos, parašyta narų, what the fuck, įveikė daugiau nei 170 km atstumą, plaukdama nuo Kubos iki Floridos. Tai truko 53 valandas, ji padarė tai be jokios apsaugos nuo ryklių ir kitų pavojų. Būtum ryklys, pultum ją? Ne. O tu? Bet čia žykypis tai atrodo biški, ant kaklo. O tu pultum? Aš bėgčiau nuo jos. Bėgtum, jeigu būtum ryklys, bėgtum nuo jos. Ne dėl to, kad negražiai ten kažką atrodo, labai nuostabi graži moteris, bet tiesiog, kad jinai stipri yra fiziškai. Ai, galvoju, kad įveiktų tave. Jo. Tavo peleką nuimtų tau. Seniai, man nuimtų viską, manau, manęs. Nu jau čia biškai keista, tu neturi draugų. What the fuck. Tai šiaip, čia šiaip insane, nes aš iš vis plaukti išmokau prieš porą metų tik. Ne, vairis, rimtai, seniai. Aš nemokėjau visą gyvenimą plaukti. Kuro nevykėlis, eiktina. Taip sustumė. O dabar žiūri kažkas žmogus, kuris nemoka plaukti ir tu toks, nevykėlis. Ne, nu man tai kaip dabar tam keista, kad tu prieš savo akis turi tokį pelegą, bet plaukti nemoki. Ant nugaros, pavyzdžiui.
Snorkelį. Ne, šiaip tikrai nesenai išmokau. Ne, juokauju, nemokat plaukti, išmokau kelis metus ten vasarom, tai labai savim didžiuojas ir tu dabar čia, kad pasakėjai, išsijokiai, nevykėlis, tai labai mane ir skaudina, nuoširdžiai kalbant, jeigu taip. Tai mokėjęs būti plaukti nuo 8 nebūtų nieks skaudinę, tai pasakysiu, žinai. Ok, nes aš, pavyzdžiui, tai eidavau mus antraniais kiekvieną kartą vesdavau mokykloje tipo į plaukimą ir mokindavau. Tai sunkiausia buvo nugaros išmokti plaukti. O ne, man kaip tik lengviausia buvo. Nes baisu, ble, tipo. Nes jausis pribėga, tu negirdi, ką sako. Jo, jausis pribėga, jo. Man šiaip pats jausmas nemalonus buvo iš pradžių pripras tiesiog prie to, nu, kai subėgom, nu, bet aš iš pat pradžių nuo ant nugaros pradėjau. Jo? Tai priekį, jo. Tai nes pas tai pelegas viršui. Gaunasi jai nugaros pabūn. Vėl prie patyčių perėmė. Ne, tai čia. Tai ne, turiu aš tą peleką, negaliu ginčytis. Šiaip Net negali net bandyti. Negaliu bandyti. Ne, jau ką, normaliai, kiekvienas turim savų trūkumų. Aš tavo nebesakysiu, ar taip. Mano akivaizdžiai matosi. Tarp kitko. O mano tai yra, ne. Tai tavo tai šonų nebent matosi. Tarp kitko yra tokia tema. Aš visą laiką labai negražiai atrodžiau per kamerą, kuri filmuoja mane. Tai dabar visiškai nieks nepasikeitė. Tai dabar abidvi kameros, kuris filmuoja mus, yra vienodos, nedo brangios, geros kameros. Aha. Tai dabar gali būti, kad mes vienodai panašiai gražus. Tik aš praplikęs. Jo, man atrodo, čia ne nuo kamerų. Ja, nes kur aš pažiūrėdavau visą laik drungėlą huienai šviesiai, ten fonas, viską, ten plaukai yra, viskas, karadžia. Aš kur va toks šiaip atėjęs. Nuo gatvės paimtas. Sės, pauk bazarink, žinai, toks magrinai kur. Tai dabar tikiuosi, kad biškai geriau. Okay. 107 kg šiaip žiauriai daug ir... Svorio, jeigu, pavyzdžiui, tiek sveria žmogus čia nahui. Nes, nu gerai, čia pasiot gali, bet jau pakakot nelabai. Blet, jo. Tai irgi, karadžia, kažkam matyti guminukus, kokius valgo, čia nausikištų. Plius tai guminukais labai keista informacija, žinau. Jeigu tu vandenį tipo darai kakų, tai ryklius pritraukia jaučiu. Ar kraujas ryklius pritraukia? Kraujas, bet ir tai čia mitas yra. Ai, meškas maistas pritraukia. Labai greit peršokau. Jo, nu čia tiesiog. Rykliai, meškas, maistas, kraujas. Ja. Ok, bet aš dabar gali būti, kad visiškai nusišneku, bet ar aš... Gali būti, kad esu matęs, jog nuo Europos tipo iki Amerikos yra kažkas nuplaukia kažkada. Gal su pertraukom tipo su sustojimai. Tu kalbė apie... Gal su apvalkalu. Tu kalbė apie lietuvį, kuris perplaukė Baltijos jūrą. Ne. Baltijos jūra. Ne Baltijos jūra, Bugilė Atlantą. Ne, kur, tu Daunas Atlantą tikrai negalėjo perplaukti žmogus. Buvo plaukė, atsimenu, tai ne žmogus moteris. Ai, na gerai. Atsimenu, plaukė lietuvis, kurį lydėjo malūnsparnis. Ir jisai... Malūnsparnis. Ir jisai karačia plaukė. Ar kas nors, tu galėt angliškai rašai, ar kas nors yra perplaukęs Atlanto vandenyną? A, ja. Tai eik į ChatGPT ir klaus. Nu, tu bazanai. Sako, drungėl su sustojimais, kur sustojimais. Sustojimais, ne, nu, tai valtis, tai pasakė. Naftos cisternos, o taip, nahui, kur sėdi įvidėjęs ant rygo, karačia. O, įtraukit mane girdi. Ir plius tai įsivaizduoji, kiek yra gyvūnijos, tave, blėt, galėjau su jais triklys bet kada. Va. Nu ir va, Bugiliai, 98. Lekomte, pirmas žmogus, ar nežinau, kur perplaukė Atlantą, 7-3 dienas truko. Tai, gerai. Nu, tai čia realiai 2 mėnesius. Bet čia su pertraukom. Tai čia su valtim. Ne, svim. Tu svim. Nu kaip seniai Urimas nuplaukė per 2 mėnesius? Nu, nes čia su valtim, bet jis ir klaus, žodėjau sakyti, tai čia nuo vieno vėjo priklauso, bet... Buvo valtis šalia tipo ir... Lydėjo tipo, ne? World of Sharks. Jo, Sharks. Jo, lydėjo valtis, ta prasme. Bet aš sakau, kad yra kažkas perplaukė. Bet turėjo daryti pertraukas, tikrai, nu čia neįmanoma. Nu aišku, tarsi tai darė. Tai su valtim, ta prasme, nežinau, pasakydavo. Ten jau čia iššokdavo į tą valdį, pamiegodavo parą ir vėl plaukdavo. Gali būti. Bet tai tada labai greit perplaukė. Šiaip labai greit. Bet čia reiks įsiaiškinti, kad čia dar neduokim Nobelio premijos. Jo, bet tai... Nobelio premiją jau čia neduodu, išplaukė mane. O, Ben Lekomte. Ben. Vyras. Malonu. Vyras, jo. Jo, vyras. Blemba, bet čia yra nesveikas. Blemba, kaip Heraklis, na, tikrai. Per Atlantą perplaukti. Ben. Gyvas jis dar 5-7 metų. 5-7 metų dar gali perplaukti. Jo. Atgal gali perplaukti. Stabada išplaukė, green card, o taip. Ai, bet čia ir yra tipo kontroversijų, kad... Kad nuot pasiglė. Dėl to, kad su valtim buvo šalia, tai gal tipo, kad biškai ir valtis padėjo, žinai. Jo, bet kažkaip... Biškai tipo nudriftuodavo ar panašiai. Nu, šiaip rimtai tu... Bet tai valtis įdomu buvo ar su irklais, ar motorinė? Motorinė. O tai kiek benzo reikia pasimti? 7-2 dienom seniai, tai ten benzo, tai turi pusį tonus pasimti kurų. Nu gerai, ne pusį tonus gal, bet... Ne, aš nežinau šitą. Nu, tai o kaip laivai perplaukė?
su anglim. Tai jo, bet seniai laivai sveria po 100 tonų. Po 600 metų vos nepasakė. Nu gerai, pasidomėsime. Ok, blema šiaip įdomu. Kitas žmogus, kuris yra neatsakingas už savo pasiekimą, kadangi jisai tiesiog toks gimė. Robert Vadlov. Aukščiausias žmogus istorijoje. Robert Vadlov, vadinamas Altono gigantiniu, buvo aukščiausias žmogus pasaulyje, kurio ūgis siekia net 272 cm. Tai yra 50 keliais cemais aukštesnis už Sabonį, senąjį. Jo unikalus augimas buvo susijęs su hormoniniais sutrikimais, tačiau jis tapo legenda dėl savo dydžio. Ir kas dar tapo legenda dėl savo dydžio? Na. Jis. Ai, bet vėl pasakiau. Na. Tai ble, šiaip didelis bičias, bet jis labai anksti mirė, man atrodo. Nes čia kaip su šunim yra, kuo didesnis, tuo... Atrodo vidutinį dydžio. Ne, kuo mažesnis, palauk, tuo mažiau gyvena trumpiau, ne? Ar ne, atvirkščiai, su šunim yra. Blemba. Kažkaip... Man atrodo, kuo didesnis, tuo trumpiau. Gali būti, tai su juo irgi, nes jis, man atrodo, labai čia 2-3, man atrodo, 2-2 kažkas tokio. Tai greit mirė. Bet čia sunku gyventi yra, 2-3 metrai, beveik, tu niekur nepritaikyti. Tu lėktuvų skrendi nebent ant to takelio atsigulęs. Takelį, per vidurį. Nu, per vidurį, jo. Šiaip jo, čia yra žiauriai. Ir svoris turėtų jo būti nenormalus. Tas irgi, bet jam ir kiek valgyti tada reikėjo. Jo. Bet šiaip dar pas jį nėra tokios blogos proporcijos, būna šis ten, kur labai... Nu, labai... nėra, nes jisai čia su plačiom kelnim. Ai, matau. Čia seniai, jisai manau, kad yra šakaliukas kūdas. Madingas. Ja. Įdomu, pelė kokio dydžio. Tau tik tai pelės įdomu. Ne, nu, bet šiaip įdomu, nu, tikrai. Kas tu, katė? Ačiū, kad išvinginai. Ačiū, kad išvinginai. Nes tos moterys jau 2 nebereiklo šypsosi. Šiaip atrodo, kad jas nepilnametis, tai nežinau, kad čia insinuoji. Čia seniai 8-9, kokiais pačiu kokią mašiną. Čia tikrai pilnametis jos. 8-9, tai čia nepakeičia faktą. Tai dabar gal jau pilnametis. Pakeičia, eiktų. Ne, tais metais 16. Nes jos nebuvo tiek daug, negalėjo tiek daug prisidažyti, nes nebuvo tiek daug prisidažymo dalykų ir čia jos net neprisidažė, atrodo, kad pilnametis. Ai, gerai, cheminį nepilnamečiam nedarydavo, pažiūrėk, cheminis padarytas plaukam. Cheminį valymą, ką čia? Skubidukai susukta. Skubidukai. O ne, kažkaip kitaip. Bigudukai. Bigudukai, na, skubidukai čia filmukas. Nu ką, nežinau, ką čia galim daug pasakyti. Didelis žmogus. Aukštas bičas, jo. Dėl savo dydžio. Didelis žmogus, tik dėl dydžio. Bet jau iš Pimplos belekau dydžio. Gerai. Man tai dabar yra keista, ne tu kaip pasakai apie tas pelės tipo... Dėl šito žmogaus dabar neaišku, kad čia yra jo nuotrauka, nes bandžiau ieškoti, čia yra kažkoks aktorius, bet gali būti, kad ir aktorius ir atlikęs šitus veiksmus yra lygiai tas pats žmogus. Brandon Lee. Neįtikėtinas pasaulio rekordas su strėlėmis. Brandon Lee pasiekė pasaulio rekordą sugavęs 100 strėlių skriejančių į jį per 1 minutę. Tai buvo pasiekta ne tik dėl jo neįprastos koncentracijos lygio, bet ir dėl jo greitumo ir tikslumo. Kaip tipo taip? Ne, gal va taip, blėt. Tai šaukit. Jo, taip, tai... Sugavė 100 strėlių. Nu, tipo, tai aš manau, kad jis skrenda. Bet tai per minutę čia daugiau negu 1 tipo per sekundę turėjo. Nes 100 strėlių. Nu, kad panašiai. Karvė. Kaime taip karvė. Ai, kurva. Karvė ar 2 vyrus? O, Davidai. Nu, jau čia labai jau keistai pasakei. Gal čia dabar taip keistai pasakei, ką? Ne, numetinėk, kad manęs galiu pasakyti tik tiek. Kieno pirštai čia yra buvę? 2 kart. Tai esmė yra tokia, kad įdomu, jeigu tau šauna į čia ir tu taip pagauni. Ne, nu tikrai nešovė į galvą, bet, nu, šiaip, kad pagavo 100. Bet tai seniai lengviausia, kai tau galva šauna, nes tu geriausiai matai. Nu, tu geriausiai matai atlikiančią strėlę, kai galva šauna. Nes tu žiūri ir... Žinai, kodėl... Ne. Žinai, kodėl nėra geriausia, nes gali mirti labai lengvai. Jo, bet jeigu, pavyzdžiui, į kaktą tau atsimuš, jeigu strėlinė smaila, tai jinai tik pim ir nukrenta. O jeigu į pilvą, seniai, ten nėra kaulų. Tave, pum, į stuburą. Į stuburą? Nu jo, nes kiaurai perina ir atsimuš į stuburą. Tai vienintelis kaulas. Pilve žarnos yra ir jį laiko stuburą. Po apačia stuburą, nu galės stuburą. O tai nesakai, kad užstriktum tie žarnų? Nemanau. Vienai tokia galinga. Tai, o jeigu jam mėtė taip tiesiog tas strėlės. Šiaip gali būti, kad tiesiog mėtė, matai, vakarų. Čia labai keistas faktas, šiaip čia tokį įdomų. Čia net gali būti, kad ne jisai. Gali būti, kad čia pats sugalvoji šitą. Ne, čia šitą tikrai ne pats sugalvoji. Reiktų šiaip video pažiūrėti. O kitą kartą turėtų būti, kitą kartą įdėsiu video. Nu, su kitais. Jeigu bus koksai va, kur matysim, kad toks ant klaustuko, tai įdėsiu video, kad įrodyti jau tikrai, kad aš čia nesąmonė. Kitas faktas yra. Moterys toliau dominuoja. Alicia Weber. Kvėpavimo sulaikymas. Alicia Weber užfiksavo pasaulio rekordą sulaikydama kvėpavimą 5 minutes ir 30 sekundžių. Tai yra ekstremalus pasiekimas, nes žmogaus kūnas natūraliai pradeda siųsti signalus dėl deguonies trūkumo. Ir man iš karto kyla klausimas.
Tas po vandeniu išbuvo 2,5 nekvėpavęs. Šita išbuvo tiesiog sėdėdama 5:30. Tai kas meluoja? Ar po vandeniu kažkaip kitaip veikia, blėt, kas vyksta? Ir 5 minutės ram čia netrodo daug. Jinai tiesiog... Aš 2 išbūnu. Jinai iškvėpė. Jinai tiesiog buvo visi mokesčiai sumokėti, buvo paskola išmokėta, buvo ramu gyvenime ir jinai galėjo tiesiog ramiai kvėpuoti. Jo, man bet jeigu ne po vandeniu, tipo, nu kaip tu patikrinsi, nekapoj, kad veidrodėlį, tipo, čia pastatė. Ne, nu taip, blėt, gal taip žiūri. Tipo, tu nekaipo, ar taip žiūri. Arba turi dahuėčias nagų privalgyti ir jeigu neužuodžia tas, kuris žiūri, manas nekaipoji. Per nosį. Po biškį išleidinėjai. Ne, šiaip įdomu, čia irgi, čia atrodo kaip pats, kad sugalvoji. Nesugalvojau pats. What the fuck? Nei vieno. Nu vieną sugalvojau. Pats kaip matysiu kurį. Ai, okei. Ai, tai jau išspaudinai, kad yra. Apie šitą daug nešnekam, nes tu netiki. Okei, nu jo. Nu gerai. Bet 5 minutės, nu aišku, gal dėl to, kad moteris. Nu dabar, pavyzdžiui, va tau reikia. Tai reiškia, kad todėl, kad moteris. Taip, kaip tik plaučių keturgubai mažiau negu vyras. Ar 5 gubai gal. Kas mažiau? Ai, vyras po vandeniu. Tai tu manai, kad pagal to mintis manai, kad moteris turėtų gauti visko mažiau negu vyrai. Ne, tai čia tu taip pasakei, aš tai nesakiau. Ne, tu taip galvoji. Ne, aš tai šito tikrai nesakiau. Tai jau čia dedi žodžius į mano burną. Gerai, praeina. Nėra vietos interpretacijom. Bet pažiūrėk, medalių turi sen. Už ką paima sulaikymą? Tu nieks net netikrino. Nieks net netikrino, kur. Sveiki, Ginės rekordų knyga, žinokit, aš nekvėpau. Tiesiog paskambino pasakyti. O tai kas jums buvo? Norėjau pranešti, karočią, čia aš nekvėpau 20. O kas buvo klinikinė mirtis? Ai, komai buvo. Komai biškai buvau. Bet komai žmonės. Esu užsimerkęs vieną kartą 8 valandas. Ja. Tiesiog labai kietai mėgojau, kur. Aš ir 12 esu. Šiandien tarp kitą 12 atsikėliau. Tai vos spėjau paspartuoti. Pagarba. Gerai. Fakt, seniai. Varom prikit. Tomoja Shinhora. Ilgiausias laikymas su kūno svoriu. Tomoja Shinohara sugebėjo atlikti neįtikėtiną pasiekimą - laikyti savo kūną su viena ranka 3 minutės ir 34 sekundės. Tai reikalavo ne tik didelės jėgos, bet ir neįtikėtinos kontrolės ir fizinio pasirinkimo. Fizinio pasirinkimo realiai visur čia reikia. Nu, ja, man patinka, kad jie mums pasako, kodėl čia, tipo, zaibys. Jie mums pasako, tai čia tu idėjai, seniai. Ne, nu tai čia, tipo, mums tas dalykas, iš kurio aš išėmiau, tas, tipo, websaitas. Ok, tai, tipo, taip tiesiog ant vienos rankos. Aš nemanau. O kaip? Aš manau, kad jinai tiesiog laikėsi. Bele, ne, tai čia nėra labai jau taip. Ne, nu 3 minutės su pusė, nu. Įspūdinga, bet rankos. Nu kaip, laikės. Kažkas su laikymu. Ne, tarp rankų, tipo, ting, ting. Ne, tai negalėjau, čia ant vienos. Ok, ant vienos rankos. Nice. Nu, maladės, tipo. Bet jinai, tipo, yra geiša. Ne, nu pagarba. Jinai geiša yra. Kaip šokoladas. Jo, aš manau, kad. Malonu. Atrodo, kad jinai geiša yra. O geišos yra japonės, ne? Jo, man atrodo. Bet geišos ar geiša? Ne, tai geiša, jeigu viena, jeigu... O vyras gali būti geišas? Ne, man atrodo. Toks žaidimas išskamba. Jei tu geišas. Jei geišas, turi cigarą. Jasna, iš karto jūra. Čia, įsitraukia, kur. Cigarą į parlamentą. Gerai, kur. Kitas. David Blaine. Šitą esi matęs, ne? Ja, aš labai mėgstu šiaip. Buvimas be maisto ir vandens. Labai mėgsti ar šiaip mėgsti? Nu, šiaip mėgstu. Gerai. Prieš tai daugiau domėjaus. Nes jau geišas biškai būtų. 26 metai. Iliuzionistas ir atlikėjas David Blaine užsidarė į bokštą 44 valandoms be maisto ir vandens. Tai buvo ne tik fiziškai, bet ir vėl rašo, kodėl tai sudėtinga kurva. Tai buvo ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai sudėtingas pasiekimas, reikalaujantis didžiulės valios ir ištvermės. Jo, šiaip jis yra daug stuntų padaręs, visokių, nu kaip Dierčių, tipo, tik, nu, jis bet čia kurva, jis originalesnis toks. Bet kai iliuzionistas daro tokį dalyką... Aha, bet jis yra, man atrodo, ir lede. Ledo blokę praleidęs be kiek laiko. Ir dar ten irgi su balionais, man atrodo, kaip per apfilmuką, kur buvo ant namelio, tai jis tiesiog, tipo, pats laikės, tipo, taip. Kažkoje su karkasu jo. Ir be kiek nuskrido, tipo, nu. Su karkasu? Su karkasu. Su karkasu, gal, ja, atsiprašau. Su karkasu. Karkas, nu, ne taip skirčiau, atsiprašau. Ne, viskas irgi, gerai. Ten, kaip iš filmuko kokio. Tai šiaip jis be kiek neįtikėtinų dalykų yra padaręs ir kem 4 valandas be maisto. Bet čia sentimental dalykas yra, kai jie tokius dalykus. Čia, manau, viskas yra tik proto. Jo. Bet kas galėtų, kas gali taip įsitreniruoti savo protą. Kaip pavyzdžiui, ten samurajai, nu ten nenormalius dalykus. Gerai, bet kem 4 valandas be maisto ir vandens čia aš galėčiau. Ne, be vandens negalėtum kem 4 valandas. Galėčiau. Ne. Gali. Tau iš karto ištiktų
Hiperbolizacija ištiktų tave. Hiperbolizacija? Ne, man atrodo, kiek žmogus pala. Be maisto tai žinau, kad priklauso nuo tavo KMI, ant kiek tu dikisiesi. Bet be vandens tu seni, blėt, kito kai dalykų googlinam, kurių nepratingi. Nu, bet čia faktų laida, tai kaip ir normalu. Aha. Tikrai gali be vandens. Vieną savaitę gali ištart. Be vandens? Jo. Palauk, ką čia kur? Information about life, food and no. Bet su vandeniu, gerai, palauk. Without water, 3 dienas gali. Nu, tai be vandens 3 dienas. Tai gerai, 2-4 valandas. O čia kem 4. Tai čia ne 2 parų nesik. Tai tipo nevykėlis? Ne, nevykėlis, bet man tai baisiausia dalis tiesiog, kad bokšte būtų. Aš aukščia labai bijau, tai man todėl. Bet tai gal tu pirmom aukšte? Kur tiesiog prie durų, va taip uždaro, kem 4 valandas nafai. Ne, taip, ne, bet čia, tipo, kažkas man atrodo labiau impresiv buvo. O ką veikt? Tiesiog taip. Blet, aš esu matęs tik tokią, kur darė bičas, kur čia žiūrėjau laikrodį 24 valandas. Jo, aš irgi esu šito. Čia nahai, ir aš išprotėčiau. Ir jis iki milijono skaičiavo. Jis ten irgi... Skaičiuoti dar vis tiek įdomu, žinai, bet, pavyzdžiui, tu tiesiog sėdi ir žiūri. Taip pat ten jisai buvo pavadinta. Mėnesį tiesiog skaičiuoti, kiekvieną dieną tiesiog skaičiuoti. Žiauriai ilgai. Tai su pertraukom. Nu taip, bet žiauriai ilgai. O jo, nu, tai čia kaip... Į laikrodį tiesiog žiūrėtum 4 valandas. Nes čia kaip darbas yra 8 valandas per dieną, tu nusprendai, kad skaičiuosi. Nu jo, bet irgi žiūrėti čia, ble. Tu milijonų sekundžių gaunasi mėnesis? Ne, iki milijonų skaičiuoti nuo vieno... Valandą gaunasi 3600 sekundžių. Irgi googlinam. 2 valandas 7000... Ne, 1,5 valandos 7200. Nu, paskaičiuok tu. Nu, tai aš manau, kad milijonas... O virš mėnesį. Žiūrint, ant kiek stengiasi. No sleeping and no meals or toilet breaks. Tai padarė ilgiau. Gerai, David Blaine. Einam toliau. Bet... Paskutinis. Ne, tai ilgiausias nosies savininkas. Benediktas Drungėla. Taip pat faktas. Aš šiaip net negaliu pykti, aš taip Instagram'e ir tik tokia pasirašęs. Taip, Europoje. Ar Baltijos šalyse. Okay. Nice. Dėl Davido Blaino. Blema, kem 4 valandas neatrodo taip jau įspūdinga. Aš dar pagalvoju, nežinau. Aš ten 2 valandas esu nevalgęs. Aš belegai jas noriu kur. Aš numirsiu toj. Oi, aš vaikystėje esu daugiau nevalgęs. Oi, vaikystėje ant manęs yra spinta. Blema, vėl dabar mama žiūrės. Girdėjai, ką sakiau? Ką? Oi, vaikystėje ant manęs spinta yra užkritus. O kodėl čia šitą? Nes tu dabar skai, aš vaikystėje esu nevalgęs ir tipo, tai aš vaikystėje esu gaidys ir ausivės ir užkapojęs. Irgi jau girdėjom šitą. Kiek laikas vaikys nevalgęs? Ilgiau. Negu kem 4 valandas. Bet nebokščiat namuose. Ai, čia dabar genglį bandai įsivartyti. Ne, šiaip viskas gerai. Taip ir sakyk, kad vaikų teisės, ačiū Dievui, kad net. Taip ir sakyk, kad tėvai geri ir tiesiog ne. Ką, nėra, mano tėvai gyvenime geri. Ai, nėra. Tiesiog belas, tiesiog perspaudė į kitą pusę ekstremų. Mano tėvai net neegzistuoja. Ai, ne. Tai kaip gali neegzistuoti tėvai? Tai kažkokiai formai, tai turi būti. Jo. Kažkokiai formai tai turi būti. Jo, tikisi. Tikrai yra, tavo tėvai tikrai kažkur yra. Ne, tai ir mama žiūri. Mama linkėjimai. Linkėjimai. Benedikto mamai. Tai ką, gerai? Laidelė, taip sakant. O, ką žinau. Tu visai ilga gavas. Šita irgi ilga gavas, ir faina, ir smagi, ir sužinojom dalykų. Aš sužinojau, kas yra stetosfera, atmosfera, utosfera, kenosfera, mikafera. Ne, tai tiek tai nėra, tai jau čia pats sugalvoju. Kad medikai kalba lotynų kalbom, graikų, romėnų kalbom. Tai va, tai faina, ką žinau, turi gal kažką pridurti. Ne, tai ačiū, kad žiūrit dar kartą, sekit mūsų Instagram'e, mes ten keliam irgi rilsiukus ir bitus. Nedarysiu čia kažkur, kur va. Ir kur pasirodom kada, tai užsukit, pažiūrėkit ir pakomentuokit. Patys, ką esat neįtikėtinai veikia, ko nepatikėtumai. Laisva valia galit komentuoti, kad kai kurie faktai yra huine ir tokių neįvykę. Nepatikrinti. Bet įvykę yra, 100% įvykę yra. Apart internetas taip sako, kur nemoku žodžius teisingus naudot, kur reikia. Ir ką, susitiksim tada kitą savaitę? Taip, faktas seni. Oi, nepadarim, dar kartą. Gerai, palauk dar, padarom normalų. Faktas seni. Susitikime. Iki. Susitikime.